Vilniaus kolegijos elektronikos ir informatikos fakultetas. Tai vieta, kur teorinės žinios susijungia su praktika. Čia rengiami paklausiausių IT ir inžinerijos sričių specialistai, nuo programų sistemų kūrėjų iki elektronikos inžinierių. Studentai mokosi šiuolaikiškai, laboratorijose, dirbdami su realiais projektais ir naudodami modernę įrangą. Dėstytojai savo srities profesionalai, o studijų programa pritaikyta darbo rinkos poreikiams. Specializacijos, kur jau konkrečiai į kažkokias kryptis orientuotos ir tos kryptis dažniausiai kintamos, mes keičiam jas atsižvelgdami į darbo rinką ir dabar šiais metais irgi įvykdėm pokyčius, kalbantis su darbdaviais, kokių specialistų reikia, ką jie turi daryti, ką jie turi mokėti daryti ir taip toliau. Ir atitinkamai, aišku, keičiam truputėlį ir studijų programas. Tai galbūt bendrieji dalykai tie tokie lieka. Verslo bendruomenė dažnai išsako lūkesčius, koks turi būti šios srities specialistas. Praktiškas, greitai prisitaikantis ir gebantis dirbti komandoje. Trūksta truputėlį tų tokių bendrų įgūdžių, komunikavimo galbūt pagrindų kažkokių, projektų valdymo žinių. Tai visus tuos dalykus šiais metais atnaujinom studijų programas, įtraukiam į studijų programas tiek elektronikos inžinerijos, tiek kompiuterių inžinerijos, kad tikrai paruoštume rinkai reikiamus specialistus, turinčius puikius gebėjimus, ne tik tai sukonstruoti, pagaminti, bet ir pristatyti tinkamai, iškomunikuoti kitiem, kaip turi atrodyti produktas. Tas darbas vyktų sklandžiai komandoje, nes dažniausiai inžinieriui reikia dirbti komandoje, kad sukurti tokį produktą tinkantį darbo rinkoje, paklausų, perspektyvų ir kuris apsimokėtų ir būtų vertingas. Atvirkščiai sakyčiau, kad yra švarus darbas, jisai reikalauja daug žinių, įgūdžių, mums reikia ugdyti nemažai tokių, kaip pasakyti, platesnio požiūrio, ne vien tik tais elektronikos arba kompiuterių inžinerijos, ta prasme, mes ir programavimo, ta prasme, įdedam. Dabar jau, kaip mes kalbam apie tai, kad toje šakoje yra kibernetinė sauga reikalinga. Mes turim įrenginius, kurie siejasi su internetu, turime daiktų internetą, kur vėlgi tai yra viskas, tai, kas susijęs su internetu, vėlgi tai yra tam tikri saugos elementai, kurie reikalingi. Taip, tai šioje laboratorijoje studentai geba su programiniu kodu sujungti fizinius įrenginius, perduoti duomenis ir gauti duomenis iš tų fizinių įrenginių. Tai reiškia, kad jie kelis fizinius įrenginius sujungia su keliais arba vienu programiniu kodu, to pasiekoje daro mūsų kasdienybę paprastesnį. Paprasčiausiai mūsų išmanieji laikrodžiai, paprasčiausiai mūsų išmanieji telefonai yra sujungti su keliais mūsų buities įrenginiais, ar ne? Ir mes keliais paspaudimais galim buities įrenginius valdyti, būdami kieme, būdami balkone, būdami vonioje. 1/3 studijų tai yra praktikos, grubiai šnekant. Tai mes turime pirmiausiai kolegijų, fakultete praktikas, kur mes formuojam tam tikrus darbinius įgūdžius ir atitinkamai po to jau jie keliauja į praktikas į įmonės, į mūsų partnerių įmonės, kur atlieka praktikas ir jau baigiamuosius darbus rengia dažniausiai jau su įmonių užduotimis. Tai yra, ko maždaug įmonėms kažkokie tai poreikiai, kažkokius darbus padaryti arba kažkokį tai prototipą sukurti, dar kažką tai. Baigiau būtent šitą kolegiją prieš 2 metus ir dar praktikos metu įsidarbinau įmonėj, kurioje dirbu iki šiol. Su šia įmonė mes ir sukūrėm šitą mokomąjį stendą studentams. Čia yra mokomoji linija. Kaip produktas buvo pasirinktas prožektoriukas, būtent, kad būtų galima kolegijai visas detalės patiems pasigaminti su 3D printeriu, frezuojant PCB plokštės, jas surinkus. Robotai gali surinkinėti tas detalytes ir tuo pačiu studentams yra galimybė susipažinti su visais pagrindiniais pramoninių robotų tipais, kaip čia matote, yra 3 skirtingi robotai, pamatyti, kaip jie veikia, kuo jie skiriasi ir gilinti toliau žinias robotų programavime ir pramoninių valdiklių programavime ir visos tos bendros sistemos aprišime. Šios specialybės vienos paklausiausių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Absolventai dirba IT įmonėse, startuoliuose, gamybos ir technologijų srityse.
o dažnas jau studijų metais gauna pirmąjį darbo pasiūlymą. Tai studijos tiems, kurie nori kurti ateitį, modernę, technologiškai pažangę ir perspektyvę.